Ką jūs, bičiuliai? Ką jūs? Pasisuksim iški. Tegu sninga geriau jum, į akis, ne man. Tegu sninga į akis geriau jum, ne man. Taip. Kaip matot, trečias pirmas ledas. Oras kaip žiema, -5. Ir ką mes čia turim? Gruodžio 30. Gruodžio 30. Geras dalykas yra atostogas ant pirmo ledo. Taip, bičiuliai. Na, pagaliau, manau, bus kažkiek saugaus ledo. Tai šiandien mažas prūdelis mano, kurį stebėjau visą tą laiką, kol čia ledas šalo, neužšalo, suprantat, ir taip dabar, sakykim, labai neblogas ledas, labai neblogas. Bet nežinau, nuo ko čia dabar pradėti, nes vis tiek reikia apie tą saugumo techniką ir reikia duoklę komentatoriam, ypač ekspertam. Tai, aišku, ant pirmo ledo tik supeikina, jokių ten, jokių šnekų, jokių ledo tikrinimo su kulnu, nes yra kas mėgsta su kulnu, tai, ar su tas pats su grąžtu, tai, kaip sakyt, daug kas nesupranta, kad tu su grąžtu ar su kulnu betikrindamas, tu pirmiausia ateini ant to, sakykime, ant to ploto, ir jau tada vėlų būna tikrint. O su peikena tu gali metrą, praktiškai pusantro prieki savęs ir tik, kaip sakant, ledas nelūžta už metro, už 2 metrų nuo tavęs, jisai lūžta po tavim. Ir eidamas su peikena tvarkingai, kaip sakant, vertinama situacija, niekada nemaktelsi. O kaip pasakyt, saugus, nesaugus tas ledas, jau aš 100 kartų kalbėta, bičiuliai, saugaus ledo nebūna. Išimtis yra ledo arena, taip, ten tikrai saugus ledas, ir sirdai nesaugus, nes gali nusisukti sprandą arba koją įsisukti. O gamtoj, ant, sakykime, tvenkinių, ant upių, visą sezoną, einant ant upės, reikia bent jau vienos peikenos per kolektyvą. Nesvarbu, kad vienoje vietoje 30 cm ledas, kitoj gal po sniegu properša dar kažkas nors. Taip, kaip sakant, tas pasakymas palauksiu saugaus ledą, šis toksai, nieko jisai, kaip sakyt, gero nenusako. Taip, bičiuliai, o ką mes šiandien darysim? O šiandien mes gaudysim kopūstinius, vėlgi kopūstinių, cigaretinių genocido metas atėjo. Ir be masalės, čia veikia mikrofonas, be masalės, blizgutę turiu, viską. Šiandien tikslas kaip ir kaip dažniausiai atveju būna tokio pirmo ledo, kažką pagaut, kaip sakyt, pažaist. Oras žaidimui toks gal ne pats geriausias. Ir, kaip sakant, pasimėgaut to pirmų ledų. Ryt po ryt arktiniai speigai ateina, -10, paskui atodrikis, o paskui į darbą jau. Tai taip, bičiuliai, negaištam laiko. Miško balytė. Gal, sakau, situacijai esant, gal dar patikrinsim ir kokią kitą, nes praėjęs uraganas labai viską išlaužė. Ir dar labai trumpai, kaip irgi daug kas komentuoja, ką sako, nusišnekat, nėra, kur tu tą ledą randi, jeigu nėra to ledo, o tu randi ledą, ką tu sako, čia nesąmonės šneki. Tiesiog, kaip sakant, statistika, per paskutinės 2 dienas prasukau apie 400 km. Ir užmetęs meškerės nebuvau. Vien tik tai žiūrėt, kokia situacija su ledu, su vandeniu ir taip toliau. Tai jeigu jūs pažiūrėt per langą į kokias marias, nėra ledo,
durnelis, kai jis nusišneka, nėra to ledo, tai einam gaudyti. To sniegučio galėtų ir nebūti. Turiu pasiėmę, o, gerai, kai visos balalaikos surištos. Namų darbai. O, viena yra. Antra yra. Kuri gražesnė, nu gerai, įmam mėlyną, gal nors ir raudoną gražiai. Gerai, bandome mėlynos. Turiu ir kamerą paėmęs. Nežinau, jeigu bus proga, gal kur įmerksim, pasižiūrėsim. Pradėsiu nuo, kaip sakant, nuo be masalės. Žiūrėsim, kas čia bus. Čia vien žolynas ir negilų labai. Vat. Bet sakau, šiandieną tokia, dar sakau, pirmas tas toks ledas, ne visur, sakykim, labai jisai geras, tai kampiukais, o tik tai tas sniegas truputį gadina reikalus. Sniegas ir vėjas. Bet dvi eketės parėjau ir neįkibimo. Kas čia bus? Kažkaip tai sunkiai kažkaip čia man sekasi. O gal čia žuvies nėra? Ne, turėtų būti kažkaip. Galvoju, kad turėtų būti kažkas vis tiek. Opa. Pirmas, kaip sakyt, marinavimo sezonas atidarytas oficialiai. Kaip pasakyti, oficialiai. Toksai didelėm akim įsigandęs, galvoju, kas čia negi. Galvoju, negi čia žiema atėjo jau ir ledas susidėjo. Iš karto masiškai. Trečias bus masiškai ar ne? Masiškai. Urkti.
Opa. Masiškai, bičiuliai, masiškai. Kiekvienoje ketėj. Praktiškai kiekvienoje ketėj. Žaliukai. Tokie kažkokie tai pažaliavę ešeriai. Čia nėra. Kur yra? Kaip ir normalu, atsiliepia iš karto. Vienas. Čia vat, toj ketėj, matot. Vėl vienas, bet su tokiu buvo linkt. Va tokie didžiakiai, bet tokie, kaip pasakyt, labai didelės akis, kaip mano, bet tokie kudučiai. Kažkaip tai nepavalgė. Arba gal čia kokie, nežinau, sergantis gal alkaniausi, kaip visą laiką būna. Kimba visada tie pirmi. Procesas vyksta, bičiuliai, procesas vyksta. O toks gražuolis Arnoldo kūrinys. Čia gan didelė iš tikrųjų. Tokiam galima ir mažesnė. Bandau prieš tai tokį bananiuką buvau uždėjęs, bet sugebėjo man karaliuką numušti. Dabar tą turiu dar mažesnį. Žiūrėsim. O, kaip gražiai. O, bičiuli, čia jau gražesnis. Ir tas visai kibimas kitoks, su pilviuku. Smaguma. Su gužiuku. Nėra antro. Kažkaip pastebėjau arčiau krašto, arčiau ajariukų. Nors šitam prūde visur ištisai žolė. Bet va kažkaip kibimai prie ajariukų. Toliau tik nuo kranto ir nieko. O. Čia visai smagesni tokie. Čia jau smagesni. O čia kiek aktyvesni, piktesni. Taip turėtų būti iškart, kaip sakant, užmetei ir niurkt.
ką tik vienas. Ne, žolė. Žolė. Ką? Kelis. Nuvest, kad fotkę padaryt komentatoriam gražią. Reiktų pagaut kokią desietką. Opa. Truputį augam. Ten tokie pirmi tokie buvo blėdini. O čia jau tokie. Nu, kas čia yra? Čia jau tokie gražesni. Truputį. Sakau, kad čia turi būti. Netu. Truputį barzdos. Barzdos truputį, žinot. Rankos čia nelydėkiaukus ant žerko daužyti. Čia reikia truputį biškį delikačiau. Bakt. Sakyčiau visai gražus, ne degtukai. Gal jums aišku per kamerą nepersiduoda, bet tukšt ir per špagą į ranką. Smūgis į ranką čia buvo. Čia buvo smūgis į ranką toksai. Trys. Tai bus ketvirtas, ane? Kol kas maksimum 3 iš eketės. Pabandysim truputį patankint. Čia kažkur palei tą kraščiuką matosi jų. Yra daugiau. Gal tokia truputį švaresnė vieta. Mažiau žolių. Palei bebrinėlius. O, iš kur žolyčių. Iš žolyčių kažkur iš šono bumpt. Sivalyk burną. Su maurais visais. Eketė lapukas. Eketė lapukas. Miškas. Norėtųsi, aišku, ir blizgutę kokią pabandyti, bet vien žolė čia. Bus vieni, kaip sakant, užkabinimai. Savižėlę palengvant. Šiek geriau. Kaip užlaužė. Kaip jis užlaužė. Atidok, meškerėlė buvo čia. Čia kibimas buvo atidok balalaiką. Kudučiai didžiakiai. O. Čia tema. Sakyt, ant krentančio tema jau. Pažiūrėkit. Čia jau
Čia jau tema. Va, kurie susispaudė į lankėlį kokio ant sekliuko. Mukt. Čia gal net pabandyti blizgutę kokią likti. O, va kurie. Va kurie, bičiuliai. Kaip Arūnas Koska pasakytų, masiškai linkėjimai Arūnce. Žinau, kad tu dabar ne apie ledą galvoji, o apie lašius. Nu, aišku, kažkas turi lašišas gaudyti, šlakius. Kažkas turi su kopūstiniais kariauti. Kaip jums tenai nesninga ant sofkutės, truputį lyg tai sniegutis, lyg tai vėjukas, o, čia su tokiais, baikit, su tokiais paputimais. Nu va toksai prūdas dabar, persikėliau, dar noriu patikrinti šitą kampiuką, paskui galbūt dar vieną. Ten, viskas gerai, kaip sakyt, galima žaisti, bet norisi kažką tai, gal kažką įvairiau papuls, kažką įdomiau. Gerai, bandau sudaužyti iš karto, gal beveik visą, nu ne visą, bet apsime daugiau veikečių, nes čia irgi gilis apie pusę metro, nu gal metras. Orealis tai pasaka. Bent jau ledas normalus. Čia kažkur tai ešeriukų irgi turėtų būti. Pabandysiu pakraščiais. Aišku, galbūt išėję viskas sakykime, į platumą kokią. Kas čia, nebus čia jau kažkieno žvejota tik tai. Kaip jums tenai, nenupūtė dar vėjas? Jo, nu, sofkutės smagiau. Nu, einu dar čia. Tur, sakant, reikia žiūrėt po kojom. Nu, jūs dar vis dar čia. Apie jau ratuką tokį visą žiūrėsiu. Žiūrėsim, ką turėsim. Oi, geras oras. Atsakingai pareiškiu, šitoj baloj žuvies nėra. Net ir saulė išlindo. Kaip plakiau, aš kaip sakant, makalavau. Ne, nieko, ne vieno kibimo, ne vieno. Keliamės į trečią lokaciją. Nu ir dar, bičiuliai, paskutinė vieta. Palempa, toks jausmas, kad per dieną
kuo puikiausias. Čia netgi dar, sakykime, netgi storiau negu ten. Reikia pakapot. Bet čia, saviški, skersvėjis nemalonus. Pabandysiu valandžiukį prasieiti. Pasižiūrėti, kaip. -4. Galima sakyti, arktinis speigas dar prie tokio vėjo. Lygom mekėte šalą. Rytoj čia jau nesarmata bus ir su grąžtu. Būtų iš bėdos. O, čia jau. Vėjas niekadėjas. Norėtųsi dar kažką tai, vieną kitą žuvelioką įdomesnį. Nu, kur žuvis. 20 mekečių, vienas prisilietimas. Ir ne vieno žuvelioko. Vaizdelis gražus, ne? Kaip viduržemė. Kaip sako, kur tu randi tą ledą, juk niekur nieko nėra. Čia kas? Ir koksai dar sušalęs kaip kaulas. Šiąnakt dar spustel, sakau, jau rytoj nesarmata ir su šnieku bus pagręžiota. Kad tik tai kibtų. O, papa. Nu pagaliau atidariau tą sudėtingąją užtvanką. Pirmas gražuolis. Bet va kur, kaip sakant, kur yra, iš karto tik leido bamti. O, va čia tai negerai, čia tai negerai. Nu kas yra dabar? Realizacija. Čia jau kažkas panašu į degtuką. Muša ar ne? Muša ir neprimuša. Op, ant pauzykės. O, pauzykės. Gerkliai. Nu, atiduok. Tik tai biškį gražiau nuaugę. Gražiau nuaugę tokie. Matėt kaip? Kur ta aviža? Kur ta aviža? Svarbu surasti. Čia jau kibimukai tokie agresyvesni. Nieko nesakykit. Šiandien varguoju, čia biškį suintrigavo mane.
su norais, kažkaip muša su visom žolėm. Bet tai kaip 20 ar kiek kečių, nei vieno prisilietimo, vienas lygtai prisilietimas buvo. O dabar pažiūrėkit. Tai 4 iš eilės ir dar kiek pamušimų. Pristabdė. Jo, čia tokie dailesni. Čia dailesni. Čia bičiuliai. Čia bičiuliai dailesni. Prisimeniau, kad aviža nuo pernai metų tai neperišta. O, čia jau tema. O čia tai ir būtų tema su viskom, spėjau sugriebt. O, tu žudinau, ha? Ir čia liftas ant krentančio kalo. Bet mažiukai matos tie. Muša kažkaip tai. Tu blemba. O čia tai labai negerai. Kaip aš tai pakėliau. Valai tai seni, tai kaip taip. Išroviau viską. Aišku, visą lizdą išroviau, bet ką darysi? Brangi manta. Žiūrėkit, išroviau lizdą, bet šeriukai niekur nedingo. Kaip tik dumbliuką sukėliau gal. Smagu, kaip randi tokią ketę, bičiuliai, auksinė ketė šiandienas. Auksinė ketė. Gerai, tegu pailsi šitą ketę. Einam prie kitos šalia. Gal čia susibūrimas kur koksai. Ten gražiai aš jų. Kas čia jūs spjovė, kas čia nesupratau. Aptaškė lampačius. Iškart vėl gydimas. Eina vaga. Matosi, kur yra. Ar nereikės blizgutę bandyti atsinešti? Taip norėtųsi ant blizgutę šiandien. Zing. Mažiukai. Kaip pašėlė. Tink. Gražu.
Einu blizgutę atsinešti. Nekrenta. O kurie susispaudė. Gerai, tuos paleisim kitą eketę. Einu atsinešiu blizgelę. Nėra. Avižėlė nekryto. Pirmas ant blizgelės. O. Ant pazelės antras. O čia radau roželį kiekvienoje eketėj. Ir svarbiausia, kad va, net tiek jie aktyvus ant krentančio. Jau kur randi, tai atsiduok karoliukus. Aišku, norėtųsi gal didesnė, bet svarbiausia, o. Kokie bičiuliai matyliai, kokie matyliai. Kokie matyliai, kai turi Arnoldo avižų be masalių. Makt ir makt. Ir užlinksta. Na ką, bičiuliai, baigsiu tą pasirodymą. Iš tikrųjų, vėsu. Arktinis speigas, jau gal -5 visi. Taip, saulė leidžiasi, viskas labai super, kaip sakyt, kaip pirmam ledui, tai planas įvykdytas, jei ne maksimum, tai beveik. Kopūstinių buvo, vienas buvo 105 gramų ir taip toliau, blizgutės pagavau. Dar labai trumpai porą žodžių apie kaip sakant, meškerytę ir sargelį ir avižėlę. Tai meškerytės mano gero draugo Deivuko, pasaulio čempiono. Valas čia 0,7, man gan storas, bet yra kaip yra. Užsidėsiu kapišoną, nes labai traukia. Ir pagrindinis klausimas daugam kilo gaudant be masaliam. Aišku, nepamirškit, kad aš su jom irgi mokinuosi dar gaudyt. Tai iš manęs patarėjas gal ne pats geriausias, bet, kaip pasakyt, rezultatai kalba patys su save. Ir labai visiems klausimas sargelis. Nežinau, kaip jums rodyti. Aš gaudau su paprastu lapsadiniu sargeliu, taip kaip gaudžiau su diskotekomis, sakėm, ant matyliuko. Taip pat gaudau ir su be masalė. Tas pats pravedimas, ten greičiau, lėčiau, tą pravedimą, kaip sakau, reikia kiekvienam atrasti savo, bet esmė tame, nežinau, man kimba.
Man kimba, man tinka, man patinka ir man nereikia to metalinio va tokio sargo. Kur esmė tame, bičiuliai, kad avižėlę sargelis turi judinti, o ne jūsų ranka, kaip taisyklė, užsideda va tokį sargą, kad čia nepridaryt barzdų, užsideda tą 20 cm sargą, va taip va judina, o sargelis vietoj stovi, tai, man asmeniškai nesuprantami dalykai. Kas iš to, kad tu va taip makaluoji, bet tai įsivaizduokit, kad tas ilgas sargas, ar kaip jisai tos judės nuima ir gaunasi, kad avižėlinai tiesiog vienai vietai stovi, kyla ir viskas. Taip judinti reikia, bet esmė tame, kad čiuliai sargelis turi kilnoti avižėlę, o ne su ranka. Arba dar kaip taip kažkaip pas kitus esu matęs užsirieti į viršų, tai koks darbas. Tai va, aš gaudau paprastai ir man kimba ir viskas su juo gerai. O kaip visą laiką, avižėlių, balalaikų, sargelių pas Deivuką galit kreiptis, inkiliukas.com, geriausia parduotuvė žūklės prekių žiemai. Jeigu nerasit ten, galit dėl avižėlių parašyti Arnoldui, bet Arnoldas labai užsiėmęs, tai paprašiau turbūt nueikit į inkiliuką, kaip sakant, įsimetat į krepšelį, sumokat pitačioką ir po 2 dienų turit, kaip sakant, avižėlės, meškerytės, viską turit namie. Tai va, bičiuliai, tokie tie reikalai, toks pirmas ledas, žiūrėkit. Kur tas unikas tą ledą rado, ką jis nusišneka, koks dar ledas, tai gruodžio 30, va. Baigiu šiandienos pasirodymą ir viskas gerai, viskas labai gerai. Ateina didesnio šaltuko, paskui atodrėkis, paskui dar šaltuką, o vis tiek ateis tas laikas, kada bus galima ir ant rimtesnių balų užlipti. Dabar čia, kaip sakant, pasibovėjimui taip, bet labai smagiai. Taip, užtenka šūdą malti ir susitiksim kitam video. 9 procentų, kad nuo šitos balos, nes kaip ir ant galo jau aš truputį užčiapiau jos. Gerai, bičiuliai, viso.